33 km dviračių takų šiandien jau juosia Kauno rajoną. Driekiasi Nemuno krantinėmis ir vilioja įspūdingais vaizdais. Tačiau tai tik pradžia. Pabaigus pradėtus projektus, takų padaugės dvigubai. Ar nešalta tau? Nesušalai? Nesušalau. Nesušalai, gerai. Man patinka sušalai, ar jau apsidėdai. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas laisvalaikį stengiasi leisti sveikai ir aktyviai, todėl neretai čiumpa dviratį ir su visa šeima keliauja pasigrožėti Pakaunės kraštu. Tai be galo gera, kad gali tą laiką skirti dviračiai, šeimai ir tai yra tarsi patvirtinimas, kad šitas Pakaunės žiedas unikalus. Unikalus ta prasme, kad labai graži gamta, mus tiesiog supa iš visų pusių piliakalniai. Idėja kurti mažąjį Pakaunės turizmo žiedą gimė vos prieš keletą metų ir tada atrodė tiesiog nereali. Kalbėjom su rajono meru, ką būtų galima Kačerginėje nuveikti. Ir aš papasakojau, kad yra labai gražu iš tikrųjų takas Panemune būtų gražu. Meras sako, taip, jisai ir bus. Tai aš taip nusišypsojau savo mintise ir pagalvojau, tai neįmanoma, tai negali būti. Ir dabar, kaip važiuoju šitu jau esamu taku, negaliu patikėti, kad jisai toks yra. Didesnė dauguma dviračių tako darbų tikrai jau pabaigti ir tai džiugina. Nuo Morvelės iki Kačerginės pilnai šitas takas atėjęs. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai ir įmonė Kel projektas rengia projektą nuo Kačerginės iki Zapyškio. Taip pat čia, kur mes stovim šitoje vietoje, planuojamas ir projektuojamas lininis keltas į Kulautuvą. Kulautuva su Kaunu taip pat bus sujungta netrukus rekonstruotų beveik 4 km dviračių taku. Todėl greitai dviračių mėgėjai galės išsiruošti į žygį Nemuno krantinėmis Pakaunės krašte. Nuo Marvelės per Akademiją, Ringaudus, Kačerginę iki Zapyškio. Čia persikelti lininiu keltuvu per upę į Kulautuvą ir per Raudondvarį grįžti į Kauną. Šitas projektas ilgalaikis, tęstinis ir ta suma, kuri bus investuota, jinai siekia beveik 70 milijonų litų, bet aš noriu pasakyti, kad tie metai, beveik 4 metai, ramiai, kryptingai dirbant įrodė, kad jau 33 milijonai atėjo čia. Atsirado prieplaukos, atsirado dviračių takų dešinioji ir kairioji Nemuno kranto elementai, paplūdimys, taip pat kūrėsi maitinimo įmonės. Ir dabar šitame etape mūsų laukia lininis keltas, mūsų laukia Švento Jono Krikštytojo bažnyčios atstatymas. Tai ne tik dviračių takai, tai poilsio zonos, kavinės, neseniai įrengtas Kulautuvos paplūdimys, tai galimybė ne tik sportuoti, bet ir smagiai praleisti laiką su šeima bei draugais. Ir tai nėra tokia utopinė svajonė, tai iš tikrųjų realu ir manau, kad būtina tam, kad mes galėtume sudaryti sąlygas ir savo, tie, kurie gyvena Kauno rajone, Kauno miesto ir mūsų svečiams pamatyti, pajusti tą nuostabų grožį, kuris yra čia Pakaunės krašte.